ir senelė. Ir šitie senelis ir senelė turėjo ką? Dukrelę turėjo. Vat būna ir taip. Ir ta dukrelė išėjo į mišką pasivaikščioti. Išėjo dukrelė į mišką. Ėjo, ėjo. Ėjo, ėjo. Ėjo, ėjo, ėjo. Ir čia ėjo. Ir čia ėjo. Ir čia ėjo. Ir kiek suprantu, pasiklydo. Bet ką darysi, vis tiek eina toliau. Ir beeidama ėjo trobelė ant jūros kranto. O toje trobelėje ant jūros kranto gyveno senelis ir senelė. Ir tie du senelis ir senelė turėjo ką? Anūkę. Anūkėlę. Gerai, tebūnie šitie turėjo anūkėlę. Ir ta anūkėlė išėjo į mišką pasivaikščioti. Ėjo, 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 pasiklydo. Ir vis tiek ėjo, 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 kol priėjo trobelę. O toje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Ir tie du senelis ir senelė turėjo ką? Netikrą dukterėčią. Ką turėjo, ką? Dukrelę. Ir ta dukrelė išėjo pasivaikščioti. Ėjo diena, ėjo naktį. Ėjo diena, ėjo naktį. Ėjo, ėjo, pasiklydo, vis tiek ėjo, ėjo. Ir beeidama priėjo apsnigtą trobelę. O toje apsnigtoje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Ir tie du senelis ir senelė turėjo ką? Įdukrą. Dukrelę. Ir dukrelė išėjo pasivaikščioti. Ėjo, 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 ėjo. Oi, kaip ėjo, ėjo, priėjo trobelę, toje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Ir šitą pasaką mums netinka. Kodėl? Nes be galo. Taip, šaunuoliai, dabar jau jūs išmokote dvi pasakas be galo.